Vaikinai, čia, Lietuvoje, turime tarptautinį magą. Rusas keliavo per Kaliningradą ir dingo iš traukinio. Tiesiog puf, kaip nuolaida elektrai. Ir žinote kur? Kybartų apylinkėse. Kas buvo Kybartuose, tas supranta, pabėgti iš ten sunkiau nei gauti vizą į Autovei. Ir jis išėjo. Ir viskas. Tai kaip eiti į mišką grybų. Arba į EKE. Dabar vidaus reikalų ministerija ištiko šokas. Ministras sako, turime skubiai sudaryti tarpžinybinę grupę. Taip, klasika. Turime bėgantį žmogų, darome PowerPoint. Tikriausiai netrukus bus sudaryta komisija komisijai kurti. O juokingiausia, kad buvo kontrolė. Pasieniečiai, policija, specialiosios pajėgos, sraigtasparniai tiesiog Avengers, Kaliningrado versija. O vienas rusų vyrukas juos visus įveikė. Jokių supergalių. Net bilieto atgal. Taigi draugai, nuo šiol turime naują tradiciją. Jei norite pasiklysti, važiuokite tranzitu į Kaliningradą. Ten yra traukinys, ten yra kontrolė. O logika? Mes jos neradome.